Čia yra pagrindinis meniu, jums yra reikalingi 3 režimai. Reg režimas, vyksta prekiavimas, pinigų įdėjimas, išėmimas, grąžinimas. X režimas skirtas patikrinti, kiek yra šiandieną suprekiauta. Z režimas, kasos uždarimas baigus dienos prekybai. Prieš prekybą rekomenduojama daryti X ataskaitą patikrinimui, ar buvo daryta Z ataskaita. Jeigu dienos pardavimai 0, reiškia, buvo daryta Z ataskaita ir kasa buvo uždaryta praeitą prekiavimo dieną. Dabar galime įsidėti pinigų į stalčių, turėti grąžą. Keliaujame rodiklių pagalba geltonais mygtukais įdėti išimti iki reg režimo. Varnelė atsistoja ant reg režimo. Spaudžiame mygtuką grini, užeiname į vidų reg režimo ir įsidėti pinigų, spaudžiame mygtuką pradžiai įdėti, įrašau sumą 50 ir spaudžiu mygtuką tada grini. Išrenda čekis su įdėjimu 50 eurų, atsidaro automatiškai stalčius, nuplėšiam šonų per peiliukus. Dabar galime pradėti prekiauti. Ateina klientas, perka, pavyzdžiui, prekę už 10 eurų. Su C raidė išvalau ekraną, arba galiu iš karto vesti sumą. Rašau 10 eurų, prekės, įvedu, kiek man duoda pinigų klientas grinais, tai 20 eurų ir spaudžiu grinį. Rodo grąžą 10 eurų, atsidaro automatiškai stalčius, paduoda 10 eurų. Jeigu jūs nori atsiskaityti už prekę kortelę, tai tada vedu 10 eurų, prekę, atsiskaito pradžiai tegul korteliai, sėkmingai praeina transakciją ir tada paspaudžiu kreditas. Tako kortelę suprekiavam irgi fiksuojam kasos aparate. Jeigu klientas perka daugiau negu vieną prekę, tai aš galiu rašyti 10 eurų prekė, 5 eurai paslaugos, 7 eurai dar prekė. Ir tada galiu vesti, kiek jis man duoda pinigų, pavyzdžiui, 50 eurų grinais. Šis grąža 28. Lygiai tas pats ir su kortelė, irgi galima 5 eurai prekė, 10 eurų paslaugos. Atsiskaito kortelį sėkmingai ir tada spaudžiu iš karto kreditas, užfiksuoju kasos aparate. Dabar dėl klaidų taisymo. Jeigu jūs dar vedate sumą, su C raidė iš karto galite ištrinti sumą. Jeigu jūs įvedate sumą ir paspaudėt, tarkim, prekę norėjot spaust paslaugas, visą laiką galite daryti klaidos taisymą, tai yra viso čekio panaikinimas, mygtukų kombinacija. Atsisakymas, tarpinė suma atsisakymas, išlenda panaikinimas, su C raidė galite išvalyti ekraną ir permušti iš naujo gražiai. Tada jeigu jūs netyčia ne tą apmokėjimo būdą paspaudėt, pavyzdžiui, grinį, o norėjot spaust kreditas, tada jau reikia daryti grąžinimą. Grąžinimas darosi taip pat kaip pardavimas, tiesiog kad pradžiai spaudžiasi grąžinimas. Spaudžiat grąžinimą, 10 eurų, prekės. Grini. Čekį būtinai išsisaugote, grąžinimą. Parašot pasiaiškinimą, prisegate čekį prie pasiaiškinimo, laisva forma, kad buhalterė arba MAI suprastų, kodėl buvo darytas grąžinimas iš kasos ir tada tvarkingai permušite iš naujo. Baigus prekiauti, darome X ataskaitą, kad pasitikrinti, kiek pinigų noriu išsiimti prieš uždarant kasą. Tai grįžti pagrindinį meniu yra mygtukų kombinacija Shift, grini, užeinu ant X režimo, į vidų užeiti režimo grini spaudžiu ir patį pirmą dienos ataskaitą pasirenku, pasižiūriu, ką čia šiandieną aš suprekiavau. Taip, matau, kad buvo ryte darytas įdėjimas 50 eurų grąžai turėti. Toliau mokėjimo būdai grinais 42, viso stalčioje 107, sumuojasi kartu su kreditu. Jums reikia išimti, ką jūs tik tais grinai suprekiavote, jūs neliečiate niekad rytinės
grąžos šito 50 įdėjimo ir kredito negalite išimti, nes jis fiziškai neapčiuopiamas. Tai aš matau, grinais aš turiu 42 šiandieną suprekiavęs, tai man juos ir reikia išimti. Grįžtu vėl į pagrindinį meniu, Shift grini, einu į regrėžimą. Taip kaip įdėjau pinigus galiu išimti panašiai, neįdėti, o išimti spaudžiu, išimti 42 eurai, grini. Išsiema 42 eurai, galiu vėl dėl viso pikto pasitikrinti X ataskaitą ar užskaitytas išėmimas. Dabar kaip matau ir išėmimas atsivaizduoja 42, visas stalčioje 65 rodo, kreditas, grini, grąžinimai. Ir galiu daryti Z ataskaitą ir uždarys kasą. Shift grini, einu į Z režimą, taip pat kaip ir X režimas, užeinu, pati pirmą dienos ataskaitą pasirenku. Z ataskaitą įklijuoju žurnalą, užpildau, pasirašau, kas dirbo ant Z ataskaitas. Galime grįžti vėl į pagrindinį meniu ir išjungti kasą. Šone mygtukas. Kai kurių modelių reikia palaikyti, kol supipsės bent vieną kartą, atleisti ir išsijungia. Popierius keičiasi paprastai. Čia galite ranką prilaikyti. Taip atsidaro. Juosta paprastai įsistato. Žiūri į apačią. Ryte atėjus vėl X ataskaitą galim pasitikrinti, ar tikrai Z buvo vakar darytas. Dienos pardavimai 0, tuščia, reiškia buvo darytas. Kadangi Z ataskaita viską nunulina ir netgi vakarykščio įdėjimo nerodo, nors vakar mes jo neišiminėjame, tai faktiškai fiziškai jie liko kasos stalčiui, tai dėl to reikia vėl eiti juos iš naujo įdėti. Tai vėl einam į pagrindinį meniu, regrėžimas, įdedu, pažiūriu pagal Z ataskaitą praeitą, kiek ten buvo įdėta pinigų grąžai, šiuo atveju 50 eurų, įdedu ir viskas, galiu vėl pradėti dirbti. Toliau dėl mėnesinių ataskaitų galime eiti į Z režimą. Suvedam datą nuo kada, tai tarkim nuo 2023 pirmo mėnesio pirmos dienos, vienas grotelės, tada iki data, 2023 pirmo mėnesio 31 dienos, NS grotelės ir kodas 51 grini atsispausdina mėnesinę ataskaitą.